sotus nebūsi. Kai norisi mėsos, rinkis Krekenavos. Nuo 90% mažiau oro, daugiau mėsos. Dabar keliausime į mūsų rėmėjo rubriką Krekenavos, kai norisi mėsos ir šį kartą tikrai atrinkau iš praeities archyvų įdomų momentą, taigi netrukus pažiūrėsime į. Tai šiek tiek atsuksim laiką atgal. Čia pradedam nuo Radvilo Kneižio kadre, o kas prieš jį? R.J. Kaulas ir Stevenas Inokas, ryto tandemas. Rytas, manau, norėtų turėti daugiau atletiškumo 5 pozicijoje, negu dabar turi. Tai Inokas turbūt, žinai, klausimas tavo, iš tikrųjų, ką tu rinktumės, Inochą ar Echodą šiuo metu? Šiai dienai aš Inoko neimčiau vietoj nieko LKL, aš kaip nebereikalo šitus atrinkau 2 žaidėjus, pasikapstęs Krekenavos, kai norisi mėsos LKL dėjimai su mėsomis playliste, kadangi pasižiūrėjau, kaip šitiems krepšininkams šiuo metu sekasi karjeroje. Sakai kažkiek Inoko karjerą? Tik tai R.J. Kaulą. R.J. Kaulas viskas tvarkoja, tai išsiskyrė šitas tandemas, tai R.J. Kaulas Venecijoje 16,6 taško, 16,2 taško, Inokas pradėjo sezoną Aris, vėliau persikėlė į Turkiją, Mersino komandą, kur yra dugne. Turkijoje. Tai Mersinė žaidė, šitas Kaunas žaidžia Mersinė. Jo. Ir ten Stevenas Inokas turi įspūdingą 6,6 taško ir 7,6 naudingumo balo vidurkį. Tai atsarginis centriukas. O žaidėjas, kuris buvo pasitiktas ryte, labai skambiai žaidėjas Eurolygos patirtim iš Baskonijos. Jo, Baskonijoje buvo žaidėjas, atrodė didelis kūnas. Ir labai brangus šiaip buvo. Kainavo, man atrodo, rytas jam sumokėjo 250 berods ar apie 300 kažkas tame tarpe. Tai įspūdinga kaina. Turbūt vienas didžiausių flopų, kalbant apie pastarųjų kelių sezonų ryto pasirašymus. Tai vat, tuo turbūt ir įdomi iš dalies yra ši LKL geriausių dėjimų su mėsomis rubrika ir tas playlistas, apie kurį jau kalbėjau, kurį galite surasti YouTube, kad galima prisiminti žaidėjus, kurie rungtyniavo LKL, ką jie gero sukūrė, tai tas tandemas kartu žaidė ryte, bet karjeros R.J. Kaulo ir Steveno Inoko klostosi gana skirtingai, net šiek tiek keista, kad Inokas taip stipriai nusivažiavo. Oro sotus nebūsi. Kai norisi mėsos, rinkis Krekenavos.